Tadam! Štai ir vėl tęsiasi mūsų pokalbių laidelė, šita nuostabi. Labas, Inga. Labas vakaras visiems, labas Giedre. Vėl smagu tave matyti. Kaip gerai, kad mes ir ryte susitinkam, ir vakare susitinkam, ir kuo daugiau susitinkam, tuo smagiau, nes kažkaip vis gimsta daug įdomių minčių ir labai smagu daryti. Ir tikriausiai viešai pasidalinsiu dabar, ką mes prieš keletą sekundžių kalbėjom, kad viskas yra faina, kai darom per flow, ne? Taip. Man šitaip smagu su tavim daryti laivą, kad tiesiog norisi daryti. Ir ten, jeigu ir klausia, ar jums ten kažkokios naudos, ar ten dar kažkas. Ir kai jau atėjo tas momentas, žinai, kaip man tiesiog yra faina. Tiesiog yra gera dalintis savo, žinai, atrodo, va tą patirtim, gera pasidalinti mintimis, žinai, nes kartais tikrai atrodo, va ir tavo mintis, ir man pačiai geras, rimtai. Tu žinai, kai pasakai kažką tokio ir taip, wow, rimtai geras, tikrai. Labas vakaras, Justina. Justina sakė, kaip gera jūs matyti. Nu va, ir Nu, kitiems labai gera ačiū. mus matyti. Super, super. Tai šiandien dar pradžioje užsiminsiu tikriausiai apie techninius dalykus. Jeigu kažko norite, tai būtinai komentaruose parašote, aš šito dalyko noriu. Šitą įsikvėpti noriu. Labai gerai reikia pasitikrinti, komentaruose parašykit, ar gerai matomės, ar gerai girdimės, ar mes esam aiškios, gal apšvietimo trūksta, ar dar kažko. Tai viską galite komentaruose rašyti. Mes išklausysime kiekvieną jūsų komentarą, kad ir labas, kad ir sveiki, ačiū, kad dalinatės, tai taip visiems parodysim, pasidžiaugsim, kad jūs esate kartu. Jeigu manote, kad šita tiesioginė transliacija kažkuom yra naudinga, tai toksai mygtukas yra pasidalinti, tai būtinai pasidalinkite. O galbūt kažkam tai gali būti labai naudinga. Tai ką darom? Spaudžiam širdelę, komentuojam labas ir pasidalinam. 3 paprasti žingsniai ir tada galėsim startuoti. Labas, viskas girdisi, Nijolė sako labas, Ingutė highlightą uždėjo, kad visas matytų. Gitana rašo, matosi ir girdisi, labukas. Super, kaip gerai, kaip gerai, kaip gerai. Ir dar parašykit, ar šita 8 valanda yra tinkama, nes norim, kad kuo daugiau galėtų prisijungti ir pasiklausyti. O jeigu tu žiūri įrašą, tai parašyk žodį įrašas. Nes mums irgi yra įdomu, ar kas nors žiūri įrašą, o galbūt užtenka ir tiesioginės. Ne? Tai va tuos visus dalykus pasidėliokim. Nijolė rašo, gerai matosi, gerai girdisi ir galėsim važiuoti į šiandieninę temą, kuri yra be galo įdomi. Pažiūrėkit. Pirmieji žingsniai tinklinio marketingo veikloje. Jau kalbėjom apie šitą veiklą. Mes jau apšvietėm truputėlį, ne, šitoj vietoj. Ir mitus, ir faktus. Ir faktus, ir mitus, ir viską mes čia apkalbėjom labai garsiai. Bet dabar, pavyzdžiui, jeigu aš jau norėčiau pradėti, tai būtų kažkokia idėja iki pirmų rezultatų. Kitiems tai yra galbūt nedrąsu dėl kažko tai pradėti, ne kažkokių įsitikinimų nori, o galbūt mes šiandien juos įvardinsim. Ir jeigu bus taip, žinai, pataikiai, rašot žodelį bingo. Ir tada mes suprasim, kad mes einam tuo geruoju keliu. Tai labas vakaras visiems, kurie prisijungite. Jūs esate nuostabus. Ir šiandien kalbame šitą temą, kuri, man atrodo, paliečia visus, kurie tik pradeda. Kad iš tikrųjų pradėti tinklinį marketingo veiklą, kai neturiu jokios patirties. Ir ta tokia baimė, žinot, bet tokia nežinomybės. Nebijokit. Šita baimė yra labai reikalinga, jeigu norite sėkmingai startuoti. Tik tai su didžiulė drąsa. Ir mes su Inga buvom ten. Buvom toj pradžioj. Atsimeni tą pradžią? O kaip galvoju, labai toli buvo. Ir tą nulinį tašką mes jame buvom. Ir mes turėjom labai daug klausimų. Ir
per visą tą laiką gavom daugybę atsakymų, į kuriuos mes galim šiandien pasidalinti. Taip, tikrai, Giedrė, tai dar kartelį labas vakaras visiems. Tikrai, man ši tema yra tikrai labai artima, sakyčiau, nes lygiai taip pat pradėjau absoliučiai be jokios patirties, man tai buvo net naujas verslo modelis, nes aš iki to laiko neturėjau nei jokių žinių apie tai, nei jokio supratimo, kas čia per verslo modelis. Tiesiog man buvo įprasti verslo modeliai, kurie dažniausiai yra, sakykime, rinkoje. Tai, bet aš tada, atsimenu, turėjau tą tokį vieną norą sužinoti apie tai, ypatingai tada, kai mano sąskaita pasiekdavo tam tikri pinigai, įkrisdavo iš kompanijos. Ir aš galvoju, wow, ir tikrai aš pradėjau domėtis, koks čia tas verslo modelis. Žingsnelis po žingsnelio jau ir tokiu būdu aš tiesiog norėjau išmokti. Ir tai buvo iš tikrųjų tas didžiausias startas. Ir, ta prasme, aš pagalvoju, tikrai, tie pirmi žingsniai tai buvo tas startas, kurį aš pradėjau eiti ir man ir pinigų nereikėjo didelių. Ir atrodo, wow, buvo tikrai labai įdomu pradėti domėtis. Supranti, kai yra noras, visada yra sprendimas, o visa kita ateina. Tai aš irgi savo pradžioje atsimenu, kad manyje buvo noras pradėti, galvoju, verslas be rizikos. Aš tada buvau 21 metų, laukiausi Oskaro ir man tai atrodė fantastiška galimybė. Ir tikrai verta pakalbėti apie tą nulinį tašką, kada yra pati pradžia. Tai šiandien norim tiesiog pasidalinti 10 konkrečių žingsnių. 5 duosiu Inga ir 5 duosiu aš. Bet žinokit, mes bendrai visą tai esam praėjusios, visą tai patyrusios. Ir dar vis eini, vis tobulini, vis sieki, vis sužinai, nes žinios atsinaujina. Jos atsinaujina ir atsinaujina. Ir šioje veikloje, žiūrėk, kai pradėjom, žinai, aš, pavyzdžiui, per 15 metų, ta socialinė medija taip nebuvo stipriai kaip dabar. Ir man reikėjo vėl naujų žinių. Ir šita veikla, gal yra ta vieta, kur mes visada mokomės. O sako, kai tu mokaisi, niekada nesensti, tik jaunėji. Tai gerai, čia užsidėsiu dar vieną pliusą šitoje vietoje. Tiesiog kalbėsime ne teoriškai, susitarėm, Inga, ne teoriškai kalbėsim iš savo praktikos. Visiškai. Žinai, priesaiką galim toje vietoje duoti. Jo, tai gerai. Tai tada aš ir pradėsiu, nuo savo pirmųjų 5. Tai tas pirmas žingsnis, tai yra priimti sprendimą 100%. Nes kai susiduria, atrodo, daugelis sako, gerai, pabandysiu, pažiūrėsiu, ir tada. Ir žinai, tas pabandysiu žodis, jisai dažnai būna ir daug kas dabar jau kalba apie visus tuos pabandysiu, pamėginsiu ir paskui, ir tai iš tikrųjų sustabdo ir, tą palieki savo galimybę, kad pasitrauksi. Ištikus bet kokiai nežinomai tai daleliai pasitrauksi. Ir kai pasakau, kad aš tai darysiu, kaip aš sakau, paskirkim, atrodo, bent metus laiko savo ir darau. Ir viskas tada. Ir atrodo, ir galva pati ieško tų sprendimų, o ne tai, kad nepasiteisinsiu. Ai, čia, žinai, nepasisekė man po pirmo ne, ar dar kažko. Ir toksai, žinai, atrodo, žmogus ir nuleidžia ranką. Bet aš darau. Ir tada pasikeičia netgi ląstelių vibracija. O mūsų, žinai, verslas apie tą ląstelių mitybą. Ir man, kai žmogus sako, pabandysiu, man tai kalba apie neįsipareigojimą. Reiškia, aš neįsipareigoju tam sprendimui 100%. Ir tas pabandysiu, reiškia, kai mane ištiks pirmoji nesėkmė, aš imsiu ir pasiduosiu. Reiškia, aš nepadarysiu viską, ką galiu geriausiai, o visą kitą paliekam kūrėjui, ne? Tai šitoj vietoje, kai sako pabandysiu, tai šitas dalykas. Ir tada, kai jau mes tą dalyką suprantam, kad nėra įsipareigojimų,
tada klausiu, o kokią baimę turi? Nes kai tu įsivardini iš anksto, ko tu bijai, giminė atstums, kažkokią baimę, ne? Ir kai tu ją įvardini, ją pasakai garsiai, ta baimė sumažėja. Ir tada, kai tai vyksta, tai yra taip nebaisu, nes tu buvai tam pasiruošęs. Ir tada tu eini su tuo 100% apsisprendimu. Man tai yra šita vieta. Būtent. Ir žinai, kas yra. Ir svarbiausia, kad visi, tie, kas pradeda, tiek, sakykime, kalbėkime apie didžiulius verslus turintys žmonės. Žmonės visi bijo. Bet esmė yra, kad kai tu bijai, bet darai ir ta baimė mažėja ir ateina rezultatas. Tai va. Žinai, nepaminėjau dar, dabar įsivaizduok. Dabar tu nori išmokti važiuoti dviračiu. Nu, apsimės, kad nemoki, žinai. Okay. Tai tu sėdi ant dviračio ir iš karto varai ten nuo pakalnės, kūlę vertiesi, ten viską moki. Ne. Aš kai pirmą kartą važiavau dviračiu, man rankos drebėjo ir šaukiau, tėti, būk geras, nepaleisk. Ir verkiau, ir visko buvo, ir kelienai buvo nubalnoti. Bet šią dieną aš važiuoju su dviračiu. Taip, būtent. Lygiai taip pat ir su mažais vaikais, ne? Juk pradėjo vaikščioti, tai juk ne iš karto bėga, jie tiesiog paža tą žingsnelį. Tai va būtent, tai kai vyksta sprendimas, atsiranda tas lengvumas, nes aš nusprendžiau daryti. Tada kiekviena diena tampa, priimi visus iššūkius, priimi visas pamokas ir augi, o nebandai ir tiesiog, žinai, neieškai būtent tų pasiteisinimų. Tada antras žingsnis mano būtų susipažinti su produktais. Na kaip bebūtų, bet kokiu atveju mes pasimdami kažkokį naują įrankį, mes turime pažinti tą produktą. Turim žinoti, su kuo mes turim paragauti jo, tiesiog pajausti ir tada, nes tada gali nuoširdžiai kalbėti apie tai. Ir tada tikrai yra labai lengva. Ir kai pamatai būtent tą rezultatą, pačio to produkto naudos, tai tiesiog jau atrodo pačios akys pradeda kalbėti apie tai. Ir lygiai taip pat ir man buvo, kad aš tiesiog pradėjau naudoti produktą. Aš pradėjau jį pajausti jo naudą. Ir tarp kitko, su būtent šios kompanijos produktu, aš su vieninteliu tuo produktu aš galėjau išspręsti savo sveikatos problemą. Tai tada atrodo dar lengviau yra kalbėti apie tai. Tai kai tu pradedi dalintis, tai tiesiog vėlgi tų ląstelių vibracija kūno, tu tiesiog daliniesi nuoširdžiai visą savo istoriją. Komentaruose būtinai rašykit patiko arba patiko. Gali 2 variantus pasirinkti. Kuris pasidalinimas patiko arba patiko. Tai komentaruose galite tai rašytis. Ir žinai, dažniausiai tas dalykas susipažinti su produktu. Visi galvoja, kad tu ten jau visą sudėtį turi žinoti. Visus pavadinimus. Iš kur ta morka atvažiavo, kad tą daržovę, tą produktą pagaminti. Jau kai viską žinosiu, jau tada, kaip aš darysiu, jūs net neįsivaizduojat. Ir tada, aš prisimenu, pačioj pradžioj kalbėjau labai sudėtingom visokiom frazėm. Kruciferusas, flavonoidai, karotenoidai, formulė 4. Visi galvoja, kad tai apie kažkokias lenktynės yra. Ir kai tu pradedi kalbėti paprastais, lietuviškais žodžiais apie sveikatą ir tu parodai tą produktą, kuris ten nupiešta viskas, kad tiesiog suprasti, kad to nėra tavo lėkštėje, tu gali papildyti savo mitybą. Nesu biologė, kad galėčiau kalbėti tom skambiom frazėm, ne? Taip. Bet svarbiausia jausti produktą. Suploviau su šampūnu galvą, man patiko, pasidalinau su kitais. Nefantazuoju, ne? Išlieku autentiškas, tikras, o tada tavimi tiki.
nes tu esi save, Taip. niekaip kitaip. Taip, ir tik taip, iš tikrųjų, ir pati prisimenu, kai ir, vat, kaip ir sakau, kai pasidalini natūraliai su draugu, ne su jokia intencija, kad parduoti ar dar kažką. Tai tiesiog tu daliniesi gerų produktų, juk, ne, atrodo, vat, nuėjai į gerą filmą, nu irgi, juk pasidalini to gerų filmo, ne, ir pasidalini, kaip jisai patiko, kokį jisai turi gerą emociją ir taip toliau. Ir tu pasidalinai, nu va, tik tais, nu, kad jau kino teatras tau už tai nesumokės, ne? Už čia taip ir pradeda ateiti, va, tas toksai, atrodo, tas verslo modelio privalumas, kad tu pasidalini tai, kas tau patiko ir tu gauni už tai dar iš kompanijos. Tai va. Na, gerai, pereikim prie trečio, kad labai čia neužsitęstumėm, kad turėti ryšį su rėmėjų, su žmogum, kuris jūs pakvietė, kuris jums būtent papasakojo apie tą naudą, kurią gauna jisai. Nu ir kai pradedi, aišku, kad natūralu, kad nežinai visko, ne, nei ten kaip papasakoti tam žmogui, kad nuo ko pradėti, galbūt kuris tas produktas būtų naudingesnis šiuo metu. Tai būtent tas žmogus yra, kuris visada yra šalia, jisai padeda įsivažiuoti, padeda, veda tiesiog tave per tą kelią, kurį jisai lygiai taip pat praėjo. Ir kol tu tiesiog taip pat įgundi, pamatai, pats pajauti tą didesnę naudą ir gali jau pats drąsiau dalintis. Tai būtent padeda ir išsiaiškinti, kas tu esi, kaip tu nori tai daryti, nes kiekvienas žmogus yra individualus ir kiekvienas žmogus nori daryti vėlgi savaip. Tai va, tai mentorius, rėmėjas yra tas žmogus, kuris padės visą tą kelią eiti kartu šalia. Čia yra labai svarbus momentas, nes pastebėjau, kad kai kurie nori viską daryti patys. Aš pati viską išsiaiškinsiu, aš čia viską puikiai žinau, tu galbūt čia nelysk, arba čia mano, žinai, bet tinklinis marketingas iš tikrųjų nėra vienišiaus kelias. Ir tu gali čia mokytis iš kitų, ne, pasisemti žinių, eiti, klausti, domėtis, dėl to, kad kartu viskas yra daug greičiau. Tu negali būti visų sričių specialistas, ne? Ten galbūt kažkas su socialinė medija moka, galbūt kažkas moka tuos namų vakarėlius daryti, o kaip tu pakvieti žmonių, žinai, o kokias tavo temos. Gal tu galėtum mano komandai pakalbėti, nežinai, savam krašte pranašu ne visada gali būti. Ir šitas ryšys su tavo rėmėju, tai yra tavo pradžios atspirtis. Kai tu dar pradžioje nesi labai tvirtas, tu gali jam paskambinti. Tu turi žmogų, kuriam norėtum papasakoti, bet tau nedrąsu, nes norėtųsi daugiau, pakviesk jį. Mes savo veikloje sakom, išnaudok savo rėmėją visapusiškai. Jisai tiesiog laukia tavo skambučio, kada tu pasakysi, žinai, man reikia tavo pagalbos. Ką mes galėtume dėl to padaryti? Aš garantuoju. Tikrai taip. Taip. Ir žinai, yra tas pasakymas toksai, kad vienas gali eiti greitai, taip neskamba, o mes kartu galime nueiti labai toli. Tai va, tai iš tikrųjų štai yra jėga tų kartu darimo, kartu. Ir svarbiausia yra nebijoti klausti. Įvairiausių klausimų. Žinai, kaip sako, nėra kvailų klausimų. Tada visada geriausia yra išsiaiškinti, nes kai klausi, pats mokaisi tas, kas klausia, ir kai tu klausi to žmogaus, vėlgi jisai lygiai taip pat mokosi. Tai neklausti, jau kai neklausi, tada pradedi spėlioti. O tada tada įsijungia ta fantazija galvoj, ir tada gali jau prisifantazuoti, ko reikia ir ko nereikia. Žinai, Aldutė parašė, kad nori, kad mano rėmėjas būtų su manimi. Šitoj vietoj noriu pasakyti, kad labai dažnai būna, kad kartais tas žmogus atsitraukia, kuris jūs pakvietė. Bet žinokit, virš savęs
jūs turit šitiek žmonių, begalybė, daugybė. Jūs esate dėkingas tam, kuris pakvietė ir pasiemat visas tas turtas, kuris yra virš jūsų. Ir jis kiekvienas yra pasiruošęs padėti. Rėmėjas, tai netgi nebus vienas žmogus. Suprantat? Va čia yra visa galia. Nes kiekvienas rėmėjas aukščiau esantis yra tikra dovana. Ačiū, Aldute, už savo komentarą. Iš tikrųjų, ir rėmėjas, kuris, vat, kaip sakai, pasitraukė, jisai turėjo savo rėmėją. Tai tada, bet kaip sakau, čia atrodo, vat, ir ne tik rėmėjas, bet jau ir net šalia esantis komandos nariai, šalia esantis rėmėjo komandos nariai, jo tiesiog tampa va tuo turtų, tuo resursu, iš kurio gali, atrodo, mokytis ir semtis žinių. Tai va. Na, ketvirtas mano žingsnis, tai būtų susirašyti kontaktų sąrašą. Na ir čia, aišku, įsijungia dažniausiu atveju, aš neturiu kam pasiūlyti, aišku, siūlyti čia ir nereikia, čia tiesiog tu rekomenduoji, aš neturiu daug draugų, neturiu daug taip toliau, bet mes visi turime tikrai daug ir draugų, ir pažįstamų. Ir atsisėdus tiesiog paimti ir visus susirašyti. Bet ir žinot, kaip būna tada veikia toksai visatos dėsnis, kad kai tu susirašai, tos žmonės, kurios tu norėtum, su kuriais norėtum pasidalinti būtent šitą žinią, būna taip, kad tiesiog tu pradedi gatvėje sutikti. Parduotuvėje kažkaip susitinki ir tada gali natūraliai. Tai čia tiesiog tada natūraliai gali tuo ir dalintis, ir bendrauti, ir ne tik dalintis, tiesiog bendrauti, kurti santykį, atkurti santykius su žmonėm, kurios galbūt tu norėtum sutikti, bet vis nesutinki, ne? Tai. Bet supranti, jeigu tiesiog prisėstum, pagalvotum, kaip tu sakai apie tą žmogų, ne? Tai. Man taip yra buvę, kad aš jį tada sutinku, arba jisai man parašo, ar dar kažkas, ir tu pasikalbi, kuo jis gyvena tuo metu. Ir jeigu tu neturi ko pasiūlyti, tai tu ir nepasiūlai. Bet jeigu tu turi, jisai turi poreikį, nejaugi tu nesakysi. Bet taip paimsi ir nutilėsi. Tai tas kontaktų sąrašas yra prisiminti kiekvieną savo brangų žmogų, pagalvoti apie jį ir paklausti, kaip tu gyveni. Galbūt tau reikėtų kažkokio tai sprendimo, galbūt sveikatos, galbūt tau reikia tiesiog mergaitė, paauglė, negali susitvarkyti su plaukais, riebaluojasi, padėk. Ir tu sakai, aš turiu puikų šampūną, man labai padėjo ir turiu keletą draugų. Tai yra taip nuoširdu ir tikra. Tai net ne reklama, kuri kartais būna nuperkama. Tai yra lauktas sprendimas. Tai yra taip ilgai lauktas to žmogaus sprendimas. Ir tu gali atnešti kaip dovaną, o šventės artėja. Būtent iš tikrųjų, čia nėra apie pardavimą. Tu tiesiog apie pokalbį, apie santykio užmezgimą. Nes kiekvienas pokalbis, labai patinka man posakis iš tikrųjų, kad kai mes bendraujame su žmonėmis, vyksta abipusiai mainai, ne? Ir tas žmogus gauna kažkokią vertę, turėtų gauti tą vertę ir aš gaunu kažkokios vertės. Tai visada vyksta mainai. Ir jeigu mes bendraudami, išsikalbėdami, galime atrasti, kas tam žmogui galbūt yra reikalinga, o gal tas žmogus turi kas man yra reikalinga. Ir tas toksai mainai ir vyksta. Tai apie pokalbius, apie bendravimą, apie santykių mezgimą. Ir penktas, mano paskutinis, tai būtų iš tikrųjų tiesiog susikurti paprastą kasdienių veiksmų planą.
Nereikia iš karto visko, kad ten aš padarysiu 5 laivus, 10 storių, ar ten pakalbinsiu 10 žmonių. Nereikia ten užsibriežti tokių kosminių dalykų. Tai tiesiog 3 mano maži dalykai, kurie galėtų būti startas kiekvienam žmogui, tai tiesiog vienas pokalbis per dieną. Su kažkokiu draugu, su kažkokiu pažįstamu. Vienas galbūt storis apie tavo patirtą naudą produkto, ar tiesiog kažkokią patirtą emociją gerą, ar šiaip tiesiog tavo pasidalinimas. Ir vienas naujas ryšys. Tai galbūt su kažkuo nauju pakalbėjai, su naują santykių užmesgiai kažkur. Tai va tiesiog 3 paprasti maži žingsneliai, kurie gali būti startas nuo šioje būtent veikloje. O kaip tik Justina komentuoja, oi, kasdienių veiksmų planas labai svarbus ir dar taip pakilus užsidengia. Bet kas yra fainiausia, vat, mes išvardinome, ko reikia ir tu turi ir rėmėjai. Turi ateini kažkokią bendruomenę, kuri jau turi kažkokį kasdienių veiksmų planą, ne? Ir jisai dalinasi, jisai taip daro, jisai taip, gal asmeniškai kviečia kažką kavos, arbatos, ar ten namuose, pyragų dieną, beje, lapkričio 6 yra, galite kviesti draugus į pasikalbėjimą, ne? Ir tai yra kasdienių veiksmų planas, kad aš sutinku žmogų ir pasidalinu galimybę. Dėl to pas manęs yra va tas consistency is the key. Nuoseklumas, disciplina yra raktas į viską. Ne? Jeigu mes nedisciplinuotai valysim dantis, tai mes turėsim sugedusius dantis. Jeigu mes veikloje nebūsime disciplinuoti, mes neturėsime rezultatų. Ne? Tai aš manau, kad kasdienių veiksmų planas labai svarbus. Ir galima kalbėti, tai net atskira tema, kaip galima pasidaryti kasdienių veiksmų planą. Tiesiog yra labai svarbu susiplanuoti savo dieną. Tai yra be galo svarbu. Nu gerai, Inga. Taip. Nu tai jaučiu, tu labai fainiai pakalbėjai, bet dabar mano 5, žinok, bus iš verslo pusės. Tai jeigu jūs vis dar mane palaikysite, tai komentaruose nepamirškite parašyti, kad viskas gerai, Giedrė, mes tave girdim. O tikriausiai apačioje pamatėte tokią einančią juostą. Smart startas tau. Tai reiškia, jeigu tu nori, pavyzdžiui, pabandyti tinklinį marketingą, ne, šitą verslo galimybę, lapkričio 10-17 valandą vyks Zoomas, kas tai aplamai yra. Ir kaip aš noriu protingai, smart startas reiškia protingai startuoti. Ką tau reikia parašyti? Komentaruose noriu. Noriu dalyvauti. Ir viskas. Ir tada Inga arba aš su jumis susisieks ir atsiųsim nuorodą ir jūs ten galėsite visame tame dalyvauti. Nu ką, pradėkime mano 5. Tai mokykis kasdieną, ne? Oi, ne šitas mano yra mąstyk kaip verslininkė. Ne kaip pardavėja, ne kaip bandanti, tu kuri verslą. Ir kai žiūri kaip į verslą, pradeda elgtis kitaip. Planuoji, ką tik kalbėjom kasdienio veiksmų planą, seki progresą, investuoji, seki progresą. Tai reiškia, ar aš tikrai padariau tai, ką aš pažadėjau, ar aš parašiau tam žmogui, ne? Kaip ar man pavyksta įvykdyti tuos kasdienius planus ir kaip aš tobulėju, ką aš naujo išmokau, ką aš naujo sužinojau, ar aš tikrai pasidalinau. Ir investuoji laiką. Ir ne tik investuoja galbūt į knygą, galbūt nuvažiuoti į seminarą, galbūt kažkokį Zoomą pažiūrėti. Reiškia, aš verdu šitame visame veikloje kaip verslininkė. Ne taip, kad aš ten esu distributorė, vartoju, kaip ir gerai man, bet ne, aš esu savo verslo vadovė ir aš noriu viską žinoti, noriu naujų žinių, noriu tobulėti, noriu siekti, noriu planuoti. Tai reiškia, mumise turi pasikeisti mąstymas, nes kai jūs ateinate į tinklinį marketingą, jūs esate nepriklausomas konsultantas, reiškia, jūs nuo nieko nepriklauso.
jūs kurite savo verslą. Tai yra Taip. labai svarbus faktas. Ir čia ir yra ta dalis, kad tu kuri savo verslą ir tu esi pats atsakingas. Žinai, kaip nueini į darbą ir tau pasako, ką tu ten turi padaryti, arba jau tu turi ten irgi surašyta. Čia tu kuri savo verslą. Ir jeigu pradedam būtent su ta mintimi, kad tai yra mano verslas ir aš rimtai į tai žiūriu ir aplinkiniai lygiai taip pat mato tave kaip tavo verslo savininkę. Nu, tai va iš karto tu vėlgi čia yra vibracijos. Gražina jau rašo, kad noriu. Tai mes Gražina, visiems, kurie prašys noriu, atsiūsime prisijungimo nuorodą. Labai šaunu, kad jūs norite tame dalyvauti. Na gerai, kasdien mokykis. Oi, čia sakysit, aš tai mokyklą baigiau, sakiau, daugiau niekada gyvenime. Nu, ten tam tikri žmonės patiria iš tikrųjų labai didelės traumas ir paskui sunku yra įgauti tas žinias. Arba aš, pavyzdžiui, niekada mokykloje nemėgau skaityti knygų, o šiai dienai turiu knygų lentyną. Jeigu pamatys mano auklėtojo, tai jinai tikrai turėtų pakomentuoti čia. Nes Kiyosaki sako, kad verslas auga tik tiek, kiek auga žmogus. Jeigu tu augi, mokaisi, tobulėji, tavo viskas auga, ne, tavo aplinka, tavo finansai, tavo sveikata, tavo įgauni daugiau žinių ir tai investuok į save. Investuok kiek įmanoma, kad sudalyvauti, sužinoti, išgirsti, pamatyti, net 15 minučių per dieną tiesiog knygos kokios skaitimas duoda milžinišką skirtumą. Ne? Tai mes su komanda esame kasdienių veiksmų planą įsirašę, kad būtinai turim 15 minučių skirti knygai, arba mes kažkokį seminarą žiūrim, ar dar kažkas. Aš turiu įdėti į savęs žinias, kad galėčiau dalintis. Nes dabar Tauragėj buvo mane, seminaras buvo apie D vitaminą, apie tyrimą, koks yra netikslus laisvojo vitamino D tyrimas, ne, reikia aktyvųjį. Klausaisi, būčiau nenuvažiavus, būčiau nesužinojus ir negaliu aš su jumis dalintis. Todėl labai svarbu yra mokytis kasdieną ir atnaujinti. Nes vieni sako, nereikia man naujų žinių. Nu, aš jau pagalvoju, jeigu su 5-mečio savo žiniomis būčiau pasilikusi, tai kur būčiau toli nukeliavusi? Geriau negalvok apie tai, bet iš tikrųjų mokymasis labai motyvuoja. Vien dėl to, kad įgijimas naujų žinių ir būtent tos pačios 15 minučių, kaip tu sakai, skaityti knygą, kažkokios taip mokintis, kažkokio tai video medžiagos ar mokymų klausytis, vėlgi tai kelia pačio žmogaus ir savivertė ir tas žinių bagažas. Ir atrodo, kai klausaisi, pavyzdžiui, tiesiog dabar irgi atrodo audio knygą klausausi apie dėkingumą, tu vėlgi kažkokiam seminarėse ir tu visą laiką esi tame tokiam sraute tų žinių ir atrodo taip gera, nes netgi, atrodo kyli, žinai, tame tokiam ir gerumo liūne, kaip sakau, ta gera informacija, jinai ant tiek gerai patį žmogų netgi nuteikia. Tai ir ypatingai vėlgi, kai aš išgirstu kažkokias istorijas kitų žmonių, kitų sėkmės istorijas, vėlgi supranti, kad viskas yra įmanoma. Tiesiog reikia paimti ir padaryti, ne? Kaip viskas paprasta. Gerai. Sekantis, būk matoma. O, labutis, čia Maja, ne? Brunas. Tai būkti matoma. Labai iš tikrųjų sutinku daug žmonių, kurie ateina ir bijo būti matomi. Bijo būti pastebėti. Bet šita bendruomenė ir būtent galbūt ir augina tą drąsą mumise, ne? Nereikia čia slėptis. Ar už produkto, ar už kompanijos, ar dar už kažko, tai žinai, nes žmonės jungiasi ne prie kompanijos. Jie jungiasi prie žmonių. Ir kai tu esi tikras, kai tu esi autentiškas, kai tu esi atviras, kai tu esi drąsus, kai tu nuoširdžiai daliniesi,
viskas keičiasi. Kai pradėjau, pavyzdžiui, dalinti savo istoriją, žmonės pradėjo rašyti. Aš jaučiu tą patį. Ir vat mano komandos narė Aldutė neseniai irgi dalinosi per tritą ir sako, ryte atsibundu, paimu telefoną, sako, ten pilna žinučių. Žmonės sako, ar tikrai galima? Nu, sako, man pavyko, pavyks ir tau. Ne? Tai reiškia, aš drąsiai dalinuosi tai, kas man patinka ir nusiimu tą seną informaciją, kuri buvo, nu, tokia mus stabdanti. Ir dažnai pastebiu žmonės, kurie nešioja daugiau juodus rūbus, aš čia šiaip bordo megztukas, aš nežinau, kaip čia atrodo. Bet jie tiesiog nenori būti matomi. Jie nori pasislėpti minioje. O mes esam tokie autentiški, bet kažkodėl norim tapti kopijom. Ne? Jo, labai gerai pasakyta. Labai gerai pasakyta. Aš irgi manau iš tikrųjų, kad, žinai, kai tu daliniesi nuoširdžiai savo visais patyrimais, visai kitas ryšys užsimezga. Taip. Parašykite komentarą, ar jūs esate drąsus kalbėti apie savo gyvenimą, nes tai gali pakeisti kitų žmonių gyvenimą, įsivaizduojat, jūsų istoriją, tai gali padrąsinti. Ta drąsa tikrai auga, jinai pačioj pradžioj galbūt nedrąsiai, bet, žinai, po truputį ir paskui tiesiog pasikeičia. Jeigu man kas nors būtų pasakęs, kad aš čia šiandieną su Giedre sėdėsiu ir live transliaciją darysiu, nu, sakyčiau, būčiau, žinai, nenoriu čia sukioti, bet būčiau pasukiojus. Bet šiandieną aš lygiai taip pat išmokau visų dalykų ir mokausi iki ir dabar ir čia nėra galo. Čia begalybė. Aišku, jeigu aš ten to būčiau kažkada pasiūlys, gal mes ir draugės iki šiandien būtume nebuvusios, būtum vengus manęs tikriausiai. Būtų... Ačiū Dievui, kad aš tau tuo metu nepasiūliau ir mes tokia užsiauginom draugystę. Žinau, kaifuoju su tavim kalbėdama, labai man gera. Tai sekantis, tai sek progresą, ne tik rezultatą. Mes labai dažnai susifokusuojam į rezultatą, ne? Mes labai norim to pirmojo rezultato, o pačio progreso tai kažkaip praleidžiam, kaip savaime suprantama, kaip nu jo, čia taip turėjo būti, nes pradžioj svarbu išmokti procesą, o nesiekti kažkokių tai skaičių ir kitokių dalykų. Pačioj pradžioj, nes mes kalbam apie pradžią, ne, apie tą nulinį tašką, kad mums pamatyti, kas tai yra, kaip visa tai vyksta, kaip kiti daro. O kai pamatai, kai kasdieną padarai kažką daugiau, motyvacija iš karto kyla. Mes iš karto esam pasiruošę tam rezultatui. Nes, kaip sako, laimė, žinai, nėra tenai iš karto pakliūti. Laimė yra procesas, ne? Kad aš kasdieną tai darau. Jo, teisingai, iš tikrųjų. Jo, nes iš tikrųjų, jeigu žiūri tik į rezultatą, tai tikrai, gali kartais nusivilti, nes galbūt neatėjo jisai taip greitai, kaip, žinai, kartais žmonės ir lūkesčius turi per didelius savo, galbūt išsikėlę ar netgi kitam. Ir tai, kai žiūri tik į rezultatą, tikrai gali nusivilti. Bet kai tu vertini visą tą procesą, visą tą augimą, tų mažų žingsnelių, tą svarbą, ne vienas žingsnelis, kitas žingsnelis, tu eini, tu mokaisi, tada kiekvieną dieną tampa tokiu, žinai, kaip, laimėjimas. Vau, geras, šiandieną tą sužinojau, tą išmokau. Ir tie dalykai, jie, kaip sakau, auga ir mumise, kaupiasi, bet tai irgi yra laimėjimai. Taip, kurių asmeniniai. Įvertinam. Tas žodis savaime suprantama. Jį reikia kažkaip išgyvendinti iš mūsų. Ir šitoj vietoj 5 yra kantrybė ir tikėjimas. Šita veikla čia nėra kažkokio greito rezultato, kažkokio greito praturtėjimo. Čia, žinot, čia visai ne apie tai yra, bet ji duoda ilgalaikę laisvę. Suprantat? Tai, ką jūs padarot šiandien, ateityje gali duoti jums laisvę. Kai aš pradėjau šitą veiklą,
aš žinojau, aš tvirtai tikėjau, kad aš galėsiu išeiti iš to, kur aš buvau, nuovargį perdėtam darbai, apleista šeima, santykiai ir taip toliau, ir galėsiu būti čia, kur esu šiandien. Tai man yra be galo svarbu. Tai reiškia, kad aš susikūriau tą ateitį. Jeigu aš nieko nebūčiau keitusi, tada prieš 15 metų aš tenai ir tebebūčiau. Ir pervertinam, ką galime pasiekti per 3 mėnesius ir neįvertinam, ką galime padaryti per 3 metus. Mes norime per 3 mėnesius, įsivaizduoju, taip, bet kas gali įvykti po 3 metų, koks progresas, kokia kreivė gali būti. Ne kartais būna, taip eina ir paskui va tas šuolis. Dėl to, kad buvo pastovumas, proceso sekimas, kantrybė, tikėjimas, va taip. Ir mes tada taip turim. Jo, nes ir tada, žinai, kai tu turi va, tą tokį didesnį matymą, va, ir tų tokių, žinai, nuoseklių dalykų, žingsnelių ėjimą, tu nepasiduodi, kai va, kažkoks, tai, žinai, mažas iššūkis papuolė, žinai, tai tada tu tiesiog priimi tai kaip pamoką ir tu toliau keliauji. Tai va, tai būtent, kai tu nepasiduodi, tada įvyksta vėlgi laimėjimas. Tai va toks. Nijolė rašo, jo, pradedu pamilti procesą. Kaip faina. Kaip faina. Tai va, tokie mūsų 10 žingsnių nuo 0. Jie buvo tokie, mes visi tai turim praeiti. Jei šiuo metu esi kažkuriam tai taške, kurį mes šiandien pakalbėjom, ir vis tai tau yra dar nauja, imk nors vieną žingsnį ir pradėk šiandien. Kažką. Taip, nes niekas nepasikeis. Niekas nepasikeis, jei nepadarysim to pirmo žingsnelio. Ir svarbiausia, noriu nuraminti tikrai visus, kad kiekvienas, net šiandieną pats sėkmingiausias žmogus, jisai šiame versle kažkada buvo visiškai naujokas. Lygiai taip pat pradėjo nuo 0, kaip ir aš, kaip ir Giedrė, kaip ir kiekvienas čia. Ir tiesiog mokėsi, augo ir kūrė save ir savo gyvenimą, savo verslą. Mes norime labai jūs išgirsti. Parašykite komentarus, kuri mintis šiandien jūs labiausiai palietė. Kad mes galbūt žinotumėm, kokiam jūs taške esat. Ir galbūt sulaukti ar mūsų skambučio ar žinutės. Ir ką padarysi šiandien kaip savo pirmą žingsnį? Ką ilgai atidėliojai, bijojai, nesusidėliojai, arba galbūt galvojai, kad tai yra nesvarbu. Aš įdėsiu aiškiai visą šitą tekstą, man va taip. Ką padarysi šiandien kaip savo pirmąjį žingsnį į naujus pokyčius? Tai yra taip svarbu. Taip svarbu, tikrai. Nuostabu. Žmogus turi tikrai gerai jaustis tai darant. Nuoširdžiai padedant viskas lengvai vyksta. Taip. Kiek yra nuoširdumo, kiek yra autentiškumo, kiek yra tikrumo, žmonės tai jaučia ir priima. Įsivaizduoju, aš dar galėčiau sėdėti su tavim dar 1 valandą, bet jūs ačiū jums už kantrybę, už tas 45 minutės kartu. Jeigu norite dalyvauti lapkričio 10 Smart Starte, parašykite noriu ir mes atsiųsime. Jūs pasižiūrėkite, kaip protingai galima ir lengvai startuoti ir susikurti savo laisvą ateitį. Tai ačiū visiems. Dėkoju, tikrai dėkoju tau, Giedrė, labai. Iki, visiems iki.